Sveiki visi, jūsų dėmesio yra dar vienas, tikiuosi, kad trumpas video reportažas iš serijos Kas vyksta virtuvėje. Matau, kad publikai visai patinka ir geriau žino tokie video reportažai, tai jūsų dėmesio yra dar vienas. Kaip matote, pas mane ant stalo yra Hitachi HMA 7500 dalinai išrinktas galios stiprintuvas su tikrai dailiai atrodančiom rodyklėm, kurios rodo išėjimo galios. Vienam ar kitam kanalui parodymas. Taip pat mes matome, kad šis stiprintuvas dirba dual mono konfiguracijai, nes yra naudojami du atskiri maitinimo transformatoriai kairiam ir dešiniam kanalui. Štai taip atrodo šio modelio pavadinimas iš galo. Kaip matote, čia šiuo metu jau yra pajungti zondai, naudojant papildomus komponentus kaip varžus. Visą tai yra padaryta tam, kad jau būčiau paruošęs parodyti jums, kaip yra atliekamas šio stiprintuvo ir panašių į jį modelio derinimo darbai, nes tam, kad suprasti, kaip yra aprašyta schemų serviso manuale derinimo procesas, tai žinokite, jam pačiam reikėtų turėti atskirą servis manualą su išaiškinimu, kaip tai turėtų būti padaryta. Visą tai parodysiu netrukus, o bendrai tema yra tokia. Papasakosiu, su kokiais iššūkiais teko man susidurti taisant šį stiprintuvą. Taip pat parodysiu kelis momentus, kurie gali būti naudingi, atliekant diagnostiką. Na ir žinoma, galėsime trumpai susipažinti su šio stiprintuvo, galima sakyti, taip netipinė schemų technika. Ir netrukus parodysiu, kuo jinai yra netipinė. Taigi šis stiprintuvas pas mane atkeliavo su gana tokiu keistu defektu. Tai yra, kairiame kanale buvo stebimas susižadinimas, tai yra išėjime. Buvo galima stebėti 340 kHz tokios iškraipytos sinusės formos signalą, kuris žmogaus ausį ir panašiai nėra girdimas, žinoma, tačiau tai tikrai palieka labai neigiamą įtaką ir akustiniam sistemam, ir aplamai stiprintuvas išėjęs iš savo stabilios būsenos, jisai tampa avaringu ir tai yra blogai. Tai teko ieškoti to defekto priežasties ir čia susidūriau su situacija, kai tu turi aparatą, kuris naudoja netipinę schemų techniką ir daug įvairiausių yra momentų, kurie, galima sakyti taip, turi nemažos įtakos bendros schemų technikai. Bendrai blokinė diagrama šio stiprintuvo atrodo taip, tai perimsiu kamerą į kitą ranką, nes man bus patogiau tiesiog jums apvesti ir parodyti, kas yra ir kaip. Tai ką mes turime? Mes turime įėjimo du variantus, tai mes galime direct couplingą naudoti, tai yra be skirimo kondensatoriaus, jeigu yra aiškus ir signalas be jokių nuolatinės sudedamosios momentų. Signalas patekęs į pradinio stiprintuvo dalį, defericinius kaskadus, vėliau yra perduodamas į superlininę, taip vadinamą, grandinę. Toliau perina jisai per apsaugos visą dalį, kur vėlgi yra detektuojama, ar išeinantis iš pradinio stiprintuvo signalas yra geras ir galima saugiai jį paduoti jau į galios stiprintuvo modulį, tam, kad po to nesudeginti akustinių sistemų ir panašiai, nes į galios stiprintuvo tai yra tai, kas paduodama, tas yra ir stiprinama. Jeigu ten yra paduodamas DC, tai yra nuolatinė sudedama, tai jinai automatiškai ir išėjime į akustinės sistemas. O čia jau žinoma degs akustinės sistemos, jeigu nebus papildomos apsaugos priemonių pasitelkta. Tai kągi, mes matome jau signalas, kuris patenka jau į galinį stiprintuvo dalį, tai yra pas mus jau MOSFET'as yra sustiprintas, atiduodamas akustinių sistemų išėjimo relės ir po to jau akustinės sistemas. Taip pat mes matome einantį feedbacką, tai yra atbulinis neigiamas ryšys, kuris padeda išvalyti nepageidavimus iškraipimus, tai yra juos eliminuoti ir tuo pačiu metu mes galime reguliuoti stiprintuvo stabilumą, tai yra, kad nebūtų išėjime jokio nuolatinio sudedamosios offseto. Tai čia yra naudojamas ir DC servo ir iškraipimo servo modulis, taip vadinamas dual servo grandinės, į kurį patekęs atbulinio neigiamo ryšio signalas, taip pat paimtas iš įėjimo signalo, čia yra apdorojimas ir po to siunčiamas atgal į pradinio stiprintuvo sekciją įėjimo dalį invertuotame pavidale. Štai taip atrodo maždaug jo
blokinę diagramą. Taip pat mes matome, kad šis stiprintuvas, kaip ir prieš tai sakiau, naudoja du atskirius maitinimo šaltinius kiekvienam ir kitam kanalui. Mes matome left and right. Be to, stiprintuvė pačiam taip pat matosi, tai yra stiprintuvė naudojamiams atskiriams transformatoriams. Mes matome, kad yra naudojamas ir papildomas antrinės apijos, kurios A variantą aprūpina periferiją. Čia mes matome 12 voltų apsaugos dalis, o kitas transformatorius aprūpina pradinio stiprintuvo maitinimo dalį. Tai va taip pat atrodo ši dalis. Pabandysiu aš dabar parodyti šiek tiek, kad įdėmiau, kaip atrodo tas sprendimas. Čia, žinokit, nėra kažkoks tai ypatingas arba ekskliuzyvinis sprendimas, nes tikrai daug yra gamintojų, kurie vienokiais ar kitokiais būdais vėlgi naudoja tas DC servo, taip pat ir iškreipimų servo dalykus, tik kiekvienas gamintojas turi galbūt savo specifinį realizavimą. Tai tam tikra prasme šiame Hitachi modelį yra, jam unikalus variantas. Vėlgi yra ir tokių stiprintuvų, kuriuose atbulinio neigiamo ryšio grandinė praeina tik prie pasyvius komponentus, vėlgi tai turi įtakos ir tame, kad pasyvius komponentai slopina praeinantį signalą, ten galime tikėtis šiek tiek daugiau visokiausių iškreipimų, o Hitachi pasirinko būtent aktyvų būdą sumažinti iškreipimų lygį, taip pat stabilizuoti patį stiprintuvą. Tai mes matome čia taip vadinamą tą dual servo grandinę, kur pas mus išeinančio iš jau stiprintuvo išėjimo yra paduodamas signalas į invertuotą įėjimo vieno iš segmentų. Ir taip pat matome, kad yra paduodamas iš įėjimo į jau neinvertuotą įėjimo grandinę, kur yra atliekama kur yra tas diferenciacija. Ir jau pačiam išėjime mes galime matyti tik tai iškreipimus išeinančius į sekančią pakopą, kurie vyksta jau fazės keitimo momentas ir vėliau jau į invertuotą įėjimo dalį yra paduodamas tas invertuotas iškreipimo signalas, kuris taip pat padeda sumažinti, vėlgi reguliuoti ir išėjimo galingumą, taip pat ir sumažinti iškreipimų lygius. Tai va taip atrodo supaprastinti tą schemutę ir parodysiu aš jums dar, kaip atrodo tą schemutę bendrai paėmus. Pačio jau principinį schemą, mes kol kas tik susipažinom su blokinė diagrama. Tai principinė schemai vaizdas atrodo štai taip, tai pamėginsiu aš jums parodyti galbūt vaizdžiau šiek tiek, kaip praeina. Čia signalas, tikiuosi, kad labai ilgai neužtruksiu čia su šito dalyko. Tai va, mes matome dvi atskirias dalis, tai pas mus yra pradinio stiprintuvo dalis. Ir čia pas mus yra jau galio stiprintuvo dalis, kur jau yra išėjimo tranzistoriai. Mes matome vienu ir kitų pusėje tranzistorius, tos pačius MOSFETus, kaip ir sakiau prieš tai, kiekvienam kanalui atskirai. Ir dar vienas yra įdomus momentas, tai kad ramybės srovės yra reguliuojamas kiekvienam tranzistoriui atskirai. Tai mes turime vieno puspiridžio, tai yra teigiamo puspiridžio stiprinimo ir neigiamo puspiridžio stiprinimo tranzistoriui. Čia yra push-pull konfiguracija. Ir kiekvienas iš jų turi atskirą ramybės srovės reguliavimo paderinimo potenciometrai. Ir ten yra gana tricky momentas išstatyti, nes vienas būtų dalykas, jeigu reikėtų atlikti derinimo darbus pajungus prie kiekvieno tranzistoriaus esančių apkrovos rezistorių. Deja ne, jis dalinasi per abu ir mes, aišku, šitoje vietoje turi nuimti įtampos kritimą, bet mes prie to dar sugrįšime. Tiesiog parodysiu dabar, kaip atrodo dalis susijusi su grįžtamų neigiamų ryšių, apie kurią pradėjau pasakoti. Tai vat, išeinantis signalas patenka vėliau į atbulinį neigiamą grįžtamą neigiamą ryšį. Štai taip jisai keliauja grandinės dalimi. Mes matome, jisai patenka vėliau į tą vadinamą dual servo invertuotą dalį. Taip pat mes matome iš įėjimo pačio į diferencinį kaskadą pradinio stiprintuvo patenkantis signalas taip pat praeina per skirimą į kondensatorių tiesiai į neinvertuotą įėjimą to paties grandinio. Taip pat čia mes matome yra
du komponentai, rezistorius kartu su kondensatorium, kuris šiek tiek pastumia fazę tam, kad sutaptų fazės iš įėjimo ir išėjimo, būtent šitame grandinė. Čia vyksta jau diferenciacija, vėliau paduodama iškreipimai ir sekanti modulį, stiprintuvo modulį, kuris jau atlieka inversiją į signalą ir po to jis jau paduodamas yra į įėjimo dalį. Tai mes matome čia per kelis rezistorius, jis patenka tiek čia, tiek čia. Tai toks yra įdomus sprendimas. Ir ties šitą dalim aš turėjau pakankamai bjaurų momentą susijusiu su sužadinimu. Gaila, kad neturiu išsaugotos video medžiagos, o jeigu rasi, tai būtinai kelsiu, parodysiu, kaip tai atrodė. Bet ten buvo reikalų. O kalbant apie pačius suderinimo darbus, tai irgi yra gana įdomi situacija su šiuo stiprintuvu, kaip ir sakiau, nes kiekvienas iš stiprintuvo dalių turi po atskirą derinimą kiekvienam išėjimo tranzistoriui, būtent ramybės srovės. Tai mes turime kairiam kanalui 2 ir dešiniam kanalui 2 atskirus šitos. Ir aišku, labai suktai aprašytas pats derinimo procesas. Tuoj pabandysiu aš jums parodyti. Nereikia šitą tuoj. Aš pabandysiu aš jums parodyti patį tekstą, kaip atrodo aprašymas tos dalies, kaip turėtų būti atliekamas ramybės srovės derinimas, tai čia galėsite pasistatyti pauzę ir paskaityti, kaip maždaug tai atrodo. Na, o aš tuo tarpu papasakosiu, kaip viskas turėtų būti padaryta. Pirmas dalykas, tai yra pridėtuojamas po papildomą varžą jau tam tikrose vietose, kaip matote, šiuo metu taip yra ir padaryta. Aiškiai yra nurodyta, kur turėtų būti pliuso ar minuso multimetro pajungti gnybtai, tai mes matome, lygiai taip pat yra atlikta. Toliau įdomia yra dalis. Visi 4 paderinimo potenciometrai turi būti nusukti prieš laikrodžio rodiklę iki pat galo. Įjungti stiprintuvą reikia ir palaukti maždaug 8 minutės ir po 8 minučių atsukti vieną iš pasirinktinai vieną arba kitą paderinimo potenciometrą iki maždaug vidurio ir sukti toliau, kol mes galėsime fiksuoti 30 mV įtampos kritimą ant taškų vieno arba kito kanalo, čia identiškai yra atliekama vienam ir kitam kanalui. Toliau reikia, jau kai mes gavome 30 mV pasukus vieną potenciometrą, jį paliekam ramybėje, perinam prie kito, sukam tą patį potenciometrą iki tokio lygio, kol mes matome jau įtampos šiek tiek padidėjimą, tai yra įtampos kritimą ant reguliuojamo kanalo, iki 32 mV. Tai ir kai mes jau užfiksuojame su sekančio potenciometro paderinimą gautus 32 mV, tuomet grįžtam prie to paties, kurį mes reguliavome pačioj pradžioje ir išstatome taip, kad įtampa pakiltų dar 1 mV. Na ir tokiu būdu mes gauname vienam ir kitam pusperiodžiui stiprinti MOSFETams išstatyti tinkamą ramybės srovę. Pasitelkus tokį metodą įdomų. Toks suktas, bet gana įdomus yra tas derinimas šio stiprintuvo. Bendrai kalbant apie Hitachi, kaip to laikotarpio stiprintuvus, tai yra tikrai labai patikimi aparatai. Galima būtų juos palyginti su Toyota kaip automobiliais. Nes, ir daug visokių apsaugų yra numatyta, tikrai nemažai naudoja šis stiprintuvas, yra saugiklinių rezistorių, kurie vėlgi apsaugo kai kurios komponentus arba nuo gaisro, arba nuo fatalinio gedimo, jeigu kažkas eina ne pagal planą ir vyksta vienoje arba kitoje grandinės dalyje avarija. Bet bėda būna tuomet, kada tu susiduri su tuo, jog vienoje arba kitoje grandinės dalyje atsirado kažkoks tai gedimas arba avarija. Kitas momentas, kuris vėlgi padeda labai gerai surasti arba nustatyti defektą, kai tau reikia išvengti bet kokio kontakto fizinio, tai yra su testuojama grandinės dalimi, nes tas prisilietimas, tarkime, zondą, oscilografą ir panašiai gali iškraipyti testuojamą signalo
dalį arba kažkaip kitaip neigiamai paveikti tą dalį, kurią tu nori testuoti. Yra labai fainas būdas atlikti testus naudojant oscilografą patį kartu su zondu ir izoliavus patį gnybtą, ne gnybtą, o adatą, su kuria tu lieti, turi tiesioginį kontaktą su komponentais, tiesiog izoliuoti tokią silikoninę kepurėlę ir nustatyti oscilografą iki jautriausio lygio, kad galima būtų stebėti praeinantį signalą be jokio kontakto ir prilietus, tarkime, prie tam tikros dalies, tu praktiškai bet kur gali čia liesti, ypač aktualu, kai būna aukštos įtampos dalis, tai tu gali matyti ten esantį signalą. Aišku, čia jau su mano oscilografo esančio pagalbinio oscilografo jautrumo neužtenka šitam dalykui, reikia naudoti šiek tiek kitokį, bet aš tiesiog parodau patį principą, nes matai, tu praeinantį signalą be absoliučiai jokio kontakto tiesioginio su testuojamais paviršiais. Aš jums dabar signalo generatorių, kuris padavinėja 50 mV sinusą, ir mes matysime, kad ten jau nieko nėra. Tai toks yra fainas sprendimas, jeigu reikia atlikti taip vadinamą snifinimą, tai yra atlikti diagnostiką, neliečiant jokių komponentų, tiesiog matyti, kur praeina signalas, kur jisai sustoja, arba pasikeičia jo formą, arba dar kažkas tokio vyksta su juo. Tai toks dalykas man visuomet padeda. Tai šiam kartui tiek, toks yra trumpas reportažas iš serijos Kas vyksta virtuvėje. Iki sekančio karto, iki sekančio įdomus reportažo. O aš pabaigsiu atvarkyti šį stiprintuvą, kuris pas mane tikrai užsibuvo, nes nemažai buvo iššūkių su juo, ir perėsiu prie kitų probleminių, kurio pas mane taip pat netrūksta. Juos taip pat turiu uždaryti ir grąžinti jų šeimininkams, nes taip pat yra užsibuvę